Sveiki, brangūs žiūrovai. Atvažiavau į miestą Glivice, atvykau traukiniu. Štai čia yra traukinių stotis. Šis miestas yra netoli Katovicų. Anksčiau priklausė Vokietijai. Po karo buvo perduotas Lenkijai. Ir į šį miestą atvykau dėl vienos priežasties. Noriu pamatyti objektą, dėl kurio Hitleris paskelbė karą Lenkijai 39 metais. Būtent šiame mieste yra tas objektas ir dėl jo užpuolimo, klaidingo užpuolimo, kurį netgi ne Lenkai įvykdė, Hitleris kaip priežastį pasirinko, kad užpulti Lenkiją. Suprantama, jis vienaip ar kitaip būtų užpuolęs tą Lenkiją, bet jam reikėjo priežasties. Ir šiame mieste būtent ir yra ta priežastis. Ir dabar aš nueisiu iki tos vietos ir viską jums papasakosiu. Priėjau objektą, dėl kurio ir čia atvažiavau. Štai jisai, tai yra radijo stotis, radijo stoties bokštas. Jis yra medinis ir tai yra pats aukščiausias pastatas Europoje, medinis pastatas. Aukštesnio nėra. Jis yra 111 metrų, pastatytas beveik prieš 100 metų. Ir būtent dėl šio objekto, dėl šios stoties ir buvo priežastis pradėti Antrą pasaulinį karą. Iš toli atrodo, kaip būtų lyg iš metalo, bet iš tikrųjų tai yra iš eglės. Jisai. Nacistinė Vokietija surengė netikros vėliavos išpuolį prieš bokštą, kuris buvo panaudotas kaip pretekstas įsiveržti į Lenkiją. Prieš įsiveržimą Adolfas Hitleris radijo kreipimėsi pasmerkė šiuos veiksmus ir paskelbė apie Vokietijos planus pulti Lenkiją. Nepaisant to, kad Vokietijos vyriausybė išpuolį panaudojo kaip pateisinimą karui su Lenkija, stoties užpuolikai buvo ne Lenkai, o vokiečių SS karininkai vilkintys lenkišką uniformą. Stoties incidentas yra geriausiai žinomas kaip operacija Himleris. Šia operacija buvo siekiama sukurti Lenkų agresijos prieš Vokietiją įspūdį, siekiant pateisinti invaziją į Lenkiją. Įrodymus apie SS įvykdytą stoties puolimą pateikė vokiečių SS karininkas Alfredas Naujoksas. Jis liudijo Niurnbergo procese. Savo parodymuose jis pareiškė, kad užpulti Vokietijos radijo stotį įsakė Richardas Heydrichas, SS generolas ir gestapo viršininkas Mülleris. Tai tas pats Heydrichas, dėl kurio nužudymo buvo sunaikintas Lidicės kaimas Čekijoje. Esu sukūręs apie tai video, išties istorija labai tragiška. Visi vaikai to kaimo, 80 vaikų, buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklą. Labai mažai iš jų liko gyvų. Rugpjūčio 31 naktį, dieną prieš užpuolant Lenkiją, nedidelė grupė vokiečių operatyvininkų, apsirengusių lenkiškomis uniformomis, užgrobė Gleivico stotį ir ištransliavo trumpą antivokišką pranešimą lenkų kalba. Operacija buvo pavadinta Grosmute Gestabem. Lietuviškai tai mirė močiutė. Naciai labai mėgdavo savo operacijas pavadinti neįprastais vardais. Operacija turėjo padaryti taip, kad ataka ir transliacija atrodytų kaip Lenkų diversantų darbas. Karinės žvalgybos Abvero padaliniui buvo pavesta parūpinti Lenkijos armijos uniformas, įrangą ir asmens tapatybės korteles, kad žmonės iš koncentracijos stovyklų būtų persirengę šiomis uniformomis ir pultų radijo stotį. Yra duomenų, kad Oskaras Šindleris atliko vaidmenį tiekiant lenkiškas uniformas ir operacijoje naudotus ginklus kaip Abvero agentas. Kad išpuolis atrodytų įtikinamesnis, gestapas įvykdė mirties bausmę Franciszekui Haniokui, 43 metų nevedusiam vokiečių ūkininkui, garsėjusiam užuojautą Lenkams. Antro pasaulinio karo pradžia ir yra tapatinama su šiuo bokštu. Taip pat šioje vietoje ir pačios pirmos aukos buvo
Antro pasaulinio karo, o pati pirmoji auka buvo vokiečių ūkininkas. Dieną prieš jį suėmė gestapas ir aprengė taip, kad atrodytų kaip diversantas. Po to jis prarado sąmonę suleidus narkotikų, o vėliau buvo nušautas. Haniokas buvo paliktas negyvas įvykio vietoje, todėl atrodė, kad jis žuvo puldamas stotį. Tada jo lavonas buvo pristatytas policijai ir spaudai kaip išpuolio įrodymas. Taip pat keletas Dachau koncentracijos stovyklos kalinių buvo nušauti vietoje, o jų veidai buvo subraižyti, kad būtų neįmanoma atpažinti. Vokiečiai juos vadino kodinę fraze, tai yra konservuotos prekės. Vokiečių laikraščiai ir politikai, įskaitant Adolfą Hitlerį, kelis mėnesius iki 1939 metų invazijos pateikdavo kaltinimus Lenkijos valdžiai, kad ji organizuoja ir toleruoja smurtą prieš vokiečius gyvenančius Lenkijoje. Vokietijos visuomenė buvo psichologiškai ruošiama pateisinančiam karui prieš Lenkiją. Hitleris tą pačią dieną, kada įvyko surežisuotas stoties užpuolimas, Reichstage, sakydamas kalbą nurodė pasienio incidentus, iš kurių 3 buvo pavadinti labai rimtais, kaip pateisinimą savo invazijai į Lenkiją. Hitleris savo generolams pasakė, pateiksiu propagandinį casus belli, iš lotynų kalbos verčiasi karo proga. Tai veiksmas, kuris provokuoja arba naudojamas karui pateisinti. Hitleris pasakė savo generolams, nugalėtojo nebus klausiama, ar tai buvo tiesa. 39 metais rugsėjo 1 dieną, penktadienį apie 5 ryto prasideda puolimas daugelyje Lenkijos vietų. Ir kuo tai baigėsi? Milijonai žmonių prarado savo artimuosius, šeimas ir draugus. Ši masinė netektis sukėlė didžiulį sielvartą ir skausmą. Netekus namų ir turto žmonės jautėsi praradę savo saugumą ir stabilumą. Nuolatinė baimė dėl savo ir artimų gyvybės buvo kasdienė realybė. Nacistinės represijos sukėlė didžiulį nerimą ir baimę dėl persekiojimo. Daugelis žmonių patyrė fizinį ir psichologinį smurtą, įskaitant kankinimus, prievartą ir žudynės. Lenkija buvo prievartaujama, plėšiama ir žudoma. Niekada iki šio karo žmonija nebuvo susidūrusi su tokiu žiaurumu ir niekada nebuvo taip, kad žūtų tiek daug civilių. Visuose karuose daugiausiai žūdavo kariai, o šiame kare daugiausiai žuvo civilių. Pirmą karo dieną Vokietijos karius pasiekė toks kreipinys nuo savo generolų. Teismo valanda išmušė. Visoms kitoms priemonėms išsekus turi nuspręsti ginklai. Mes žengėme į šią kovą žinodami, kad teisingumas mūsų pusėje. Mes tikime Führeriu, pirmyn su Dievu už Vokietiją. Hitleris kalbėjo savo generolams. Mūsų jėga yra greitis ir žiaurumas. Čingischanas ramia širdimi paliepė išžudyti milijonus moterų ir vyrų. Istorijos akimis žiūrint, jis didis valstybės kūrėjas. Aš įsakiau ir nušausiu kiekvieną, ištarusį bent vieną kritišką žodį. Šio karo tikslas yra nepasiekti tik tam tikras linijas, o fiziškai sunaikinti priešą. Todėl kol kas tik į rytus aš išsiunčiau savo Tetenkov mirties galvų būrius, kurie gavę įsakymą yra pasiruošę be gailesčio žudyti Lenkų kilmės vyrus, moteris ir vaikus. Tik taip mes įgysime gyvybinę erdvę. Kas pavyzdžiui šiandien kalba apie armėnų išnaikinimą, sakė Hitleris savo karo vadams, o per Zalcburgę likus savaitę iki Lenkijos užpuolimo. Führeris paskelbė Lenkams rūstų nuosprendį. Jie panašesni į gyvulius nei į žmonės. Jie visiškai primityvūs. Lenkai neįsivaizduojamai purvini. Jie neturi nė menkiausio gebėjimo protingai spręsti. Führeris nesirengė asimiliuoti Lenkų, rašė Gebelsas savo dienoraštyje, propagandos ministras. Pirmosios civilių žudynės prasidėjo kartu su karo veiksmais. Buvo sukurta vokiečių nacionalistų policija ir per pirmą mėnesį jie sušaudė apie 4300 Lenkų. Vien tik Kulmo regione policija sušaudė apie 2000 vyrų, moterų ir vaikų. Jie gaudė visus, kuriuos rasinė nacių ideologija laikė arijų priešais, Lenkus, katalikus, žydus, tačiau elgėsi taip spontaniškai ir nevaldomai, kad iki 40 metų pradžios buvo ši nacionalistinė policija uždrausta.
Tuo metu visos etninio valymo priemonės ir institucijos jau buvo Himlerio rankose. Kur kas organizuočiau elgėsi specialiųjų užduočių būriai Einsatzgruppen. 5 grupės su maždaug 3000 smogikų ir 3 SS mirties galvų pulkais buvo tie mirties būriai, apie kuriuos Hitleris užsiminė savo karo vadams kalbėdamas apie Čingischaną. Reicho saugumo šefas Heidrichas Einsatzgruppen suformavo dar Austrijos Anšliuso ir Čekoslovakijos užėmimo metu. Šiose šalyse jie veikia kaip mobilieji daliniai, nukreipti prieš Reicho priešus ir atsakingi už režimo saugumą. Heidrichas reikalavo, kad visi nepageidaujami elementai, aristokratai, dvasininkai, žydai būtų šaudomi arba pakariami be jokių teismų. Formaliai Einsatzgruppen ir SS būriai buvo armijos dispozicijoje ir turėjo padėti užtikrinti saugumą užnugaryje. Tačiau jie kovojo ne tik su partizanais, šnipais ar kitais pasipriešinimo dalyviais, bet jie surengė masinius areštus, deportacijas ir žudynės. Pagal rasistinę nacių ideologiją Lenkai buvo priskirti prieš paskutiniai žemiausiai rasiniai kategorijai. Žemiau už juos atsidūrė tik žydai ir čigonai. Slavai, į kurių kategoriją pateko ir Lenkai, nacių buvo laikomi pusžmogiais. Todėl Reicho priešų galėjo būti laikomas praktiškai kiekvienas. Būtent taip buvo galima traktuoti ir SS vado Himlerio rugsėjo 3 dienos įsakymą, kuris leido sušaudyti visus, keliančius grėsmę vokiečių gyvybėms ar turtui. Kruvinas vokiečių sekmadienis Bydgoščiuje netrukus virto Lenkų kraujo jūra. Karo tribunolas už vokiečių žudynės iki metų pabaigos nuteisė myriop tik 100 Lenkų, tačiau keršto akcija prasidėjo vos tik įžengus į miestą Einsatzgruppen būriams. Per kelias dienas čia buvo sušaudyta apie 400 Lenkų. Kalbu tik apie Lenkus, ne apie žydų tautybės žmonės. Kiek žydų nužudydavo, niekas net neskaičiuodavo. Už vieną ar kelis nužudant vokiečių kareivius, jau nekalbant apie karininkus, galvas paklodavo 100 žmonių, o iš jų gyvenviečių likdavo tik pelenų krūva. Gydytojas Klukovskis aprašė tokį incidentą Vaverio kaime. Girtas Lenkų valstietis susikivirčijo su vokiečių kareiviu ir grumtynėse sužeidė jį peiliu. Vokiečiai pasinaudoję progą surengė tikrą žudynių orgiją. Iš viso buvo nužudyti 122 kaimo žmonės. Taip pat netoli šio kaimo vokiečiai sustabdė traukinį, kuris važiavo į Varšuvą. Išsitempė keletą jo keleivių ir įvykdė egzekuciją vietoje be jokių formalumų. Nors šie žmonės buvo visiškai nekalti ir net nežinojo, kas atsitiko. 3 iš jų 4 dienoms buvo palikti kaboti geležinkelio stotyje žemyn galva. Didžiulis plakatas virš jų skelbė, kad už vokiečio mirtį ar sužeidimą toks likimas laukia visų vietos gyventojų. Ir tai tik karo pradžia. Kareiviai nėra pripratę liktais prie žiaurumų, jų emocijos nėra atbukusios, bet jie antiek yra žiaurūs, kad atrodo jau 20 metų lyg kariautų. Aš nesuprantu kartais, kas su žmonių psichika yra. Man daugelis rašo, kad nevartyk šitų senų puslapių, šitų istorijos praeities nesiknaisiok, nes jau kas buvo, praėjo ir tai neva yra neaktualu. Iš tikrųjų, aš manau kitaip. Tai dar ir kaip aktualu. Pasižiūrėkite pirmas dienas ir pirmas savaitės, kas vyko Ukrainoje, kada užpuolė Rusiją. Kas vyko Bučoje, kas vyko Mariupolyje. Tai lygiai tos pačios žudynės, prievartavimai, plėšimai, niekas nepasikeitė. Žmonija nepasikeitė. Neaktualu būna tik iki to laiko, pakol mūsų neliečia. Bet jau kai paliečia mus, tada viskas tampa aktualu. Ukrainiečiams tai labai aktualu, nes viskas pasikartojo tai, kas buvo prieš 80 metų ir daugiau. Per kitą incidentą Obluze netoli Gdynės buvo išdaužyti vietos policijos langai. Policija suėmė 50 mokinių, kai jie atsisakė išduoti kaltininką, jų tėvams buvo įsakyta prie bažnyčios mušti savo vaikus. Kai šie nepakluso, SS paleido į darbą šautuvų buožės. 10 berniukų nušovė ir paliko tysoti jų kūnus prie bažnyčios. Kitus žiauriai sumušė. Vokietis Vilhelmas Moseras iš reguliariosios armijos transporto pulko, išvydęs SS žiaurumus, sakė:
Žvėrys nėra tokie pavojingi kaip naciai Lenkijoje. Viename kaime jis matė, kaip SS pakorė 8 žmonės grojant orkestrui. Iš pradžių visos aukos buvo surištos kartu per pėdas, paskui prie jų prikabinti akmenys, kad mirtis būtų ilga ir skausminga. Jų liežuviai išvirto, veidai mėlo ir žaliavo. Aš nebegalėjau suvokti, kur esu, sakė Moseras. Tiesiog neįmanoma nupasakoti to, ką mačiau. Muzika grojo tik dėl to, kad tie žmonės garsiai klykė. Šis vokiečių kareivis buvo Lenkijoje, šalyje, kuri taps milžinišku nacių eksperimento poligonu. Per 2 mėnesius Lenkijoje buvo sudegintas 531 kaimas ir nužudyti 1000 taikių gyventojų. Paimkime pavyzdį Prancūzijoje. 1944 metais SS sudegino visą Oradūro prie Glano kaimą. Vyrai buvo atskirti ir sušaudyti, o 400 moterų su vaikais užrakinti bažnyčioje ir sudeginti gyvi. Tokie nusikaltimai primena ir tai, kas vyko ir Lietuvoje. Prisiminkime Pirčiupių kaimą, kuriame buvo taip pat sudeginti gyvi kaimo gyventojai. Tačiau tai buvo vienos iš nedaugelio civilių žudynių Prancūzijoje, o Lenkijoje ištisų kaimų deginimo kampanija tęsėsi praktiškai iki tol, kol paskutinis vokiečių kareivis paliko Lenkijos žemę. Karas rytuose buvo kitoks nei vakaruose. Hitleris sakė savo generolams, Azija prasideda čia, Lenkijoje, ir tik veiksminga jėga galima su tuo kovoti. Ta veiksminga jėga nužudė Lenkijoje 6 milijonus gyventojų, pusė iš jų buvo žydai. Atsisveikinu su jumis, brangūs žiūrovai, ačiū visiems, kurie žiūrite, sekate mane. Ypatinga padėka Contribui rėmėjams. Dėkoju jums iš visos širdies. Likite sveiki. Ate.